Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. 2020 metų sausio 26 dieną. To sekmadienio vakarą krepšinio pasaulį sukrėtė tragiška šokiruojanti žinia. Sraigtasparnio avarijoje žuvo NBA legenda Los Angeles Lakers žaidėjas Kobe Bryantas ir jo 13-metė dukra. Krepšininkui buvo 41. 3 metams praėjus 2023 metų kovo 8 dieną sportas.lt internetinėje svetainėje atsirado naujiena. Lakers arenos palubėse Pau Gasolo marškinėliai. Los Angeles Lakers praėjusią naktį pagerbė vieną geriausių komandos centrų Pau Gasolį. Lakers ekipa arenos palubėse iškėlė 16 numerių pažymėtus marškinėlius. Jo marškinėliai pakabinti šalia 2 Kobe Bryanto marškinėlių. Pau Gasolis Lakers komandoje praleido 6 sezonus ir kartu su Kobe Bryantu 2 kart tapo NBA čempionais bei 3 sezonus pateko į finalą. Man jo labai trūksta, pasakė Gasolis, kaip ir visiems kitiems. Myliu Kobe, norėčiau, kad jis čia būtų kartu su Gigi, jo dukra. Manau, kad jis didžiuotųsi manimi, sakė ispanas apie Kobe Bryantą. Pagerbimo ceremonijoje dalyvavo Pau Gasolio šeima, Kobe Bryanto šeima bei Lakers savininkė Jenny Bass ir vadovas Robas Pelinka. Iki čia portalo tekstas. Tokia ceremonija buvo iškilminga, pilna jausmų ir garbės pripažinimo. Visi džiaugiasi ir krepšininkui padėkojo už kartu praleistą laiką, pilną meilės bei atsidavimo komandai ir jos sirgaliams. Marškinėliai visiems laikams pasiliks prie Lakers iš arenos lubų kaip to viso simbolis. Faktas, kad žmonėms mylint vienas kitą sunku atsisveikinti. Taip vyksta ne tik tai mirties, bet irgi bet kokio išsiskyrimo atveju. Pavyzdžiui, tada, kai krepšinio komandos legenda jau nebežais savo mylimoje ir jį mylinčioje komandoje. Pagalvokime žmogiškai, kviečia Šventasis Jose Marija. Tie žmonės nori būti kartu amžinai, bet vienokia ar kitokia pareiga verčia juos išsiskirti. Kadangi jie negali patenkinti savo troškimo pasilikti vienas su kitu, tai reiškia, kad žmogaus meilė, kad ir kokia didelė bebūtų, yra ribota. Ji tegali būti reiškiama simboliškai. Atsisveikindami, žmonės keičiasi dovanomis arba nuotraukomis, persmelktomis tokių karštų linkėjimų, kad regis tos nuotraukos ims ir užsiliepsnos. Žmonės daugiau nieko negali, nes jų kaip kūrinių galia nėra tokia beribė lyginant su jo troškimais. Ko negalime padaryti mes, gali Viešpats. Jėzus Kristus, tobulas Dievas ir tobulas žmogus, palieka mums ne simbolį, bet pačią tikrovę. Jis pats lieka su mumis. Jis ne tik įžengs pas Tėvą, bet ir liks tarp žmonių. Jis mums paliks nepaprastą, jį primenančią dovaną. Tai ne laiko tempdamas atvaizdas, tarsi kokia blunkanti ir geltonuojanti nuotrauka, reikšminga tik bendraamžiams. Duonos ir vyno pavidalu, tu Viešpatie, iš tiesų esamas čia savo kūnu ir krauju, savo sielą ir dieviškumu. Ir jau niekas nebegalės išskirti mus nuo tavęs. Jėzaus kūno ir kraujo šventės proga mes norime iškelti jį ir pasitikėjimo pilnų pasididžiavimų lydėti miesto gatvėmis kaip garbinimo, meilės kupino įrodymas. Ne be priežasties Eucharistijoje po šventųjų mišių aukos Jėzus pasilieka su mumis maisto ir gėrimo, duonos ir vyno pavidalais. O kokia ta priežastis? Tokiu būdu pasiliekant lengviau suvoksime, kokia jo sandora,
tokie siūlo mums vienybę su juo. Eucharistijoje jis yra tuo pačiu metu ir auka, ir maistas, ir buvimas. Tokiu būdu jis kaip auka mums rodo, kaip jis atidavė savo gyvybę už mus, kad mes turėtume gyvybės apsčiai. Jis kaip maistas maitins mus savo kūnu ir krauju, suteikiančiais mums tokią dievišką gyvybę. Ir jis tikrai esamas su mumis Eucharistijoje, parodys mums kokia jo sandora, kokia jo vienybė su kiekvienu mūsų, mylinti, besąlygiška, amžina. Biblijoje, šventajame rašte, švelniai ir pedagogiškai po truputį Dievas atskleidžia ir rodo žmonėms savo planą su mumis pasilikti. Iš anksto Dievas rodo tai, kas vyksta dabar, kiekvieną kartą, kai aukojamos šventosios mišios, kuriuose Jėzus yra auka, suteikia mums save kaip maistą sielai ir pasilieka su mumis tabernakulyje. Sakau, kad Biblijoje atskleidžia savo planą, bet konkrečiai Sename testamente randame istoriją, kuri mums padės suvokti tai, kaip Dievas patiki save patį mums, kaip duona nužengusią iš dangaus per tai, ką mes vadiname mišių auka. O tokia yra jo amžina sandora su savo tauta, su bažnyčia, su mumis visais. Paminėtos istorijos pagrindinis veikėjas yra pranašas Elijas. Jis, kartu su Moze, yra didingas Dievo valios pranešėjas, o abudu pasiliks kaip pagrindiniai Dievo sandoros su Izraeliu tautos atstovai. Elijas atnaujins su Dievu Mozės padarytą sandorą, o Eucharistija yra naujosios sandoros buvimo su žmonija, nes simbolis, kaip Pausalo marškinėliai laikers sirgaliams, o tikrovė. Dievo žodis pirmojoje Karalių knygos 18 ir 19 skyriuose pasakojama apie Elijo nuotykį, norint atnaujinti sandorą, kurią Izraelis buvo išdavusi. Tose skyriuose rašoma, kad vienu metu Elijas buvo Dievo išsiųstas padėti tautai atsiversti ir grįžti pas savo viešpatį. O kaip izraeliečiai sulaužė sandorą su Dievu, jie pradėjo garbinti kitus netikrus dievus. Savo tikslui pasiekti, pranašas susitaria su karalienės Jezabelės netikrų dievų pranašais iškelti sekantį iššūkį dievams. Ir vieni, ir kitas pagamins po altorių. Ant kiekvieno jų gulės gyvulis, auka ant malkų. Kiekvienas tik malda prašys iš dangaus ugnies deginti ant altoriaus padėtą auką. Tokios taisyklės. Tokiu būdu bus aišku, kas iš tiesų yra tikrasis Izraelio Dievas, tas, kuris padarys tokį didžiulį stebuklą. Netikri pranašai visą dieną meldžiasi beprasmiškai, be jokios sėkmės, nes nors jie garsiai kreipiasi į tą dangų, iš kur ugnies turėtų ateiti, jokio maldos vaisiaus matyt nėra. Tuomet ateina tikrojo Dievo pranašo maldos valanda. Elijas kviečia visą tautą visų pirma atstatyti ir po to aukojimui paruošti netikrų pranašų anksčiau nuverstą Izraelio Dievo altorių. Tik po to pranašas siūlo visiems tyliai, asmeninę ir tuo pačiu bendruomeninę maldą kreiptis į vienintelį visų gyvųjų tikrąjį Izraelio Dievą. Viešpatie, Dieve Abraomo, Izaoko ir Izraelio, šią dieną tebūna žinoma, kad tu esi Izraelio Dievas, kad aš esu tavo tarnas ir kad aš visus tuos dalykus padariau tavo įsakymu. Atsakyk man, viešpatie, atsakyk man, kad ši tauta žinotų, jog tu, viešpatie, esi Dievas, jog tu vėl susigrąžini jų širdis. Pasibaigus maldai, iš dangaus nužengia tokia stipri ugnis, kuri degina ne tik auką, bet ir altorių, ir malkas, ir visą vandens pastatytą sistemą, kad visiems būtų aiškesnis Dievo stebuklas. Rezultatas toks: Izraelio tauta grįžta pas Dievą.
savo atseit ne įmanomos misijos dalį nuolankiai išpildė Dievo pranašas, o pats viešpats prie to prisideda, kaip jam priklauso. Štai kaip veikia Dievas. Palaipsniui, žingsnį po žingsnio, atskleidžia savo paslaptį, savo intencijas, savo planą. Pavyzdžiui, tik dabar mes, o ne tie žydai, kurie pamatė stebuklą, tame, kas įvyko ant Karmelio kalno, galime pramatyti šventosios mišiose nematomą dangaus veikimą, šventosios dvasios ugnies stebuklingą tylią jėgą, duonos ir vyno perdirbti Jėzaus kūnu ir krauju, po kunigo maldos taip vadinamoje epiklezėje. Kaip parašyta katekizme, epiklesis šaukimasis yra kunigo tarpininkavimas mišių metu, maldaujant Dievą, Jėzaus ir visos bažnyčios vardu. Atsiųsti dvasią pašventintoje, kad aukojamos atnašos taptų Kristaus kūnu ir krauju, o tikintieji jį priimdami patys taptų gyva auka Dievui. Čia jau turime vieną sandoros elementą – auką. Viešpatie, ačiū už tokį didžiulį stebuklą, kuris vyksta kasdien mūsų bažnyčiose ant altoriaus. Tu pasiaukoji už mus, tiksliau, tuomet mes grįžtame į Kalvariją, kur tu už mus atidavei savo gyvybę. O dabar atrasime kitą sandoros elementą – maistą. Su viešpačiu įžengsime naują žingsnį giliau suvokti, ką jis nori mums priminti jau netrukus šį sekmadienį. Jis yra duona nužengusi iš dangaus. Tam dar toliau lydėkime Eliją, nes supykusios karalienės Jezabelės žiauri reakcija netruks. Dėl karalienės pykčio pranašas įžengia į dykumą, bėgdamas nuo jos pasamdytų žmogikų, kurie jį persekioja nužudyti. Jau antrai pabėgimo dienai įpusėjant, kai saulė stipriai jaučiasi ant odos ir beveik nebėra, kur rasti prieglobsčio, Elijas nebeturi jėgų, pasiduoda ir ketina pailsėti po kadagiu. Gana, jis šaukė. Nun viešpatie imk mano gyvastį, nes aš nesu geresnis už savo protėvius. Ten užmigus, Dievas siunčia vieną savo angelą jam padėti. Staiga jį palietė ir jam tarė, kelkis ir valgyk. Pranašas apsižvalgė. Žiūri prie galvos žaizdre keptas paplotis ir ąsotis vandens. Viešpaties angelas atėjo antrą kartą ir palietęs jį tarė, kelkis ir valgyk, kitaip kelionė bus tau per sunki. Atsikėlęs pavalgė ir atsigėrė. Tuo maistu pasistiprinęs, jis ėjo 40 dienų ir 40 naktų iki pat Dievo kalno Horepo, iki vietos, kur susitiks su Dievu atnaujinti sandorą su Izraelio tauta. Ten įlindęs į olą, joje praleido naktį. Koks geras esi viešpati? Palaipsniui mums rodi kelią link asmeninio susitikimo su tavimi, link tokio susitikimo, kuris niekada nesibaigs. Ar nepasakei, aš būsiu su jumis iki pasaulio pabaigos? O jeigu mes pažintume tave, skaitydami tavo žodį, klausydamiesi iš bažnyčios to žodžio tikros interpretacijos, tiek dalykų būtų mums ramiai žinomi, neturėtume tiek daug abejonių apie tavo mokymą, dar stipriau tikėtume tavimi ir niekada nenorėtume pasitraukti nuo tavęs. Padėk man, Jėzau, suvokti, kad nori pasilikti su mumis Eucharistijos pavidalais, ne tik tai mūsų proto, valios ir širdies tikėjimo pasistiprinimui, bet dėl asmeninės vienybės su mumis, dėl to, kad gėrisi mumis tokiu būdu, kad niekada nenori išskirti nuo mūsų. Tokia tavo amžina sandora, Emanueli, Dievas su mumis Eucharistijoje. Sunku atsisveikinti, pasakėme pradžioje mūsų apmąstymo apie sekmadienio Evangelijos ištrauką, bet džiugu būti kartu. O tu, mūsų Jėzau, pasiliksi su mumis amžinai. Tai suteikia mums nekainuojamą gyvenimo džiaugsmą. Pasilik su mumis, nes vakaras arti. Taip paprašė Jėzų Emauso mokiniai, o jis pasiliko duonos ir vyno pavidalais.
Garbė tau viešpatie per amžius Eucharistijoje. Garbė tau Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Eucharistijos karalienė, mano motina, melski už mus, kad norėtume priimti tavo Sūnų tuo tyrumu, nuolankumu ir maldingumu, kuriuo tu jį priimdavai. Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu.